Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip susikurti ir valdyti priemonių katalogą. Visi darbuotojai gali peržiūrėti priemonių katalogą, tačiau tik turintys priemonių valdymo vadovo rolę gali atlikti katalogo pakeitimus. Kiekviena priemonė turi būti priskirta Sauga 365 kategorijai ir tipui. Kategorijos nurodomos ES reglamente numeris 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių. Reglamente jos vadinamos pavojais, pavyzdžiui, mechaniniai pavojai, biologiniai, cheminiai pavojai ir panašiai. Tipų pavadinimus rekomenduojama kurti atsižvelgiant į pagrindinę organizacijos veiklą. Galite tam tikriems tipams turėti apibendrintus pavadinimus, pavyzdžiui, apsauginė avalynė, o kitiems labiau specializuotus, pavyzdžiui, prasiskverbimui atspari avalynė arba neslidi avalynė. Parinkdami tipus galite remtis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tokiais kaip darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Prieš kuriant priemonės reikia sukurti kategorijas ir tipus, kuriems bus priskiriamos priemonės. Norėdami valdyti kategorijas ar tipus, pagrindinėje navigacijos juostoje pasirinkite priemonės ir skiltį priemonių katalogas. Skirtuke kategorijos ir tipai galite peržiūrėti esamas kategorijas ir tipus. Jeigu kategorija dar neturi tipų, tipo stulpelis bus tuščias. Norėdami sukurti kategoriją ar tipą, paspauskite mygtuką Įkelti. Įkėlimas įmanomas trimis būdais: importuojant iš anksto parengtą failą Excel formatu, kopijuojant duomenis iš Excel arba rankiniu būdu. Pradiniam kategorijų ir tipų įkėlimui rekomenduojame kopijuoti duomenis iš Excel, papildymui patogesnis rankinis būdas, o dirbant su keliomis organizacijomis gali būti naudingas importavimo būdas. Atsidarykite Excel, bet kurioje vietoje į pirmą stulpelį įrašykite kategorijas, o į šalia dešiniau esantį tipų pavadinimus. Tokiu būdu suformuokite visą sąrašą. Nukopijuokite sąrašą į mainų sritį ir Sauga 365 sistemoje paspauskite Kopijuoti iš mainų srities. Norėdami rankiniu būdu suvesti kategoriją, įveskite kategorijos pavadinimą ir spauskite Enter klavišą. Norėdami kartu suvesti ir tipą, įveskite kategorijos pavadinimą, paspauskite Tab klavišą, įveskite tipo pavadinimą ir spauskite Enter. Galite kombinuoti rankinio įvedimo ir įkėlimo iš mainų srities veiksmus. Norėdami įkelti duomenis iš failo, parsisiųskite šabloną, užpildykite ir paspauskite Įkelti failą. Parengę duomenis spauskite mygtuką Tikrinti. Sistemai patikrinus duomenis, spauskite Pateikti. Norėdami ištrinti tipą, norimo tipo eilutės veiksmų meniu, pasirinkite punktą Ištrinti tipą. Šalinant paskutinį tipą kategorijoje, kategorija lieka tuščia ir sistema automatiškai tai aptiks bei pasiūlys panaikinti tuščią kategoriją. Norėdami redaguoti tipą ar perkelti tipą į kitą kategoriją, naudokite atitinkamus meniu punktus. Galite pašalinti ar perkelti keletą pažymėtų tipų vienu metu, pasinaudodami lentelės veiksmų meniu. Sukūrus kategorijas ir tipus, galite pereiti prie priemonių kūrimo. Apie kiekvieną priemonę kataloge galima saugoti šią informaciją. Pavadinimas. Tai trumpas priemonės pavadinimas, kuriame galima įrašyti ir gamintojo vardą. Rekomenduojame nenaudoti gamintojo vardo pavadinime, jeigu tai nėra būtina, o aprašoma priemonė įsigyjama iš skirtingų gamintojų. Nerekomenduojame naudoti dydžio žymėjimų priemonių pavadinimuose. Dydžius geriausiai nurodyti priskiriant priemonės. Aprašymas. Tai išsami informacija atitinkanti gamintojo ar tiekėjo aprašymą, nurodant atitikties standartų numerius bei svarbiausias savybes, tokias kaip atsparumo temperatūra, apsaugos nuo triukšmo lygį decibelais ir panašiai. Kategorija ir tipas. Priemonės klasifikacija naudojama pasirenkant priemonę arba filtruojant duomenis ataskaitose.
Matavimo vienetas. Nurodoma, kokiais vienetais bus išduodamos priemonės. Jeigu išduodami priemonių komplektai, pakuotės ar dėžutės, naudokite atitinkamus sutrumpinimus. Atminkite, jog svarbiausia užtikrinti, kad darbuotojas visada turėtų pakankamai priemonių, o ne kiek tiksliai jų turi. Galiojimas. Galiojimas mėnesiais nurodo numatytą priemonės priskirimo darbuotojų galiojimo trukmę. Priskiriant priemonę šią numatytą trukmę galima koreguoti. Patikros dažnumas. Patikros dažnumas nurodo, per kiek mėnesių nuo priskirimo turi būti atlikta priemonės patikra. Atkreipkite dėmesį, jog patikra nustatoma neatsižvelgiant į tai, ar priemonė jau buvo išduota. Taip yra todėl, nes praktikoje priemonė gali būti perduodama vadovui ir po to darbuotojui praėjus tam tikram laikui. Vaizdai. Tai priemonės nuotraukos, dydžių lentelės ar naudojimo schemos. Dokumentai. Tai atitikties dokumentai. Naudojimo instrukcijos. Nuorodos. Tai nuorodos į gamintojo ar tiekėjo puslapius. Norėdami pakeisti priemonės informaciją, spragtelėkite priemonę ir spauskite mygtuką Redaguoti. Norėdami pašalinti priemonę, eilutės veiksmų meniu pasirinkite punktą Ištrinti. Jeigu priemonė jau buvo išduota bent kartą, jos pašalinti negalima. Jeigu priemonė buvo priskirta, bet dar nėra išduota, ją galima pašalinti, tačiau reikia patvirtinti, jog priskirimai gali būti irgi pašalinti. Tokiu atveju veiksmus reikia suderinti su priemonės išduodančiu darbuotoju. Laikui bėgant atsiras priemonių, kurios nebebus išduodamos ar priskiriamos ir negali būti prašomos. Tokiu atveju galima deaktyvuoti priemonę. Deaktyvavus priemonę, ji negali būti priskirta, tačiau visi jos panaudojimo įrašai išliks. Galima deaktyvuoti ir šiuo metu išduotą bei naudojamą priemonę. Suklydus, deaktyvuotą priemonę galima aktyvuoti. Priemonių pakeitimus galima atlikti su keliomis priemonėmis vienu metu. Norėdami atlikti masinius pakeitimus, pažymėkite norimas priemonės ir lentelės veiksmų meniu pasirinkite norimą veiksmą. Kilus klausimams dėl sauga 365 naudojimo, kreipkitės į savo organizacijos darbo saugos specialistus.